Mūsų namai kvepia žagarėliais. Įmuškite kiaušinį, suberkite cukrų, sodą, druską, viską gerai išplakite. Įdėkite 1 šaukštą grietinės, supilkite kefyrą ir viską labai gerai išmaišykite. Įpilkite 1 šaukštą degtinės, supilkite išlydytą sviestą, viską gerai išmaišykite. Suberkite miltus, pradžioje maišiau šaukštu, paskui jau minkiau rankomis. Tešla turi būti glotni ir nelipti prie rankų. Ja padalinkite per pusę. Ir dabar minkysiu stačiakampį, šiek tiek užberiu miltų, kad neliptų prie stalviršio ir viską kočioju. Man reikia gauti tokį didelį, gražų stačiakampį. Va, dabar dar šiek tiek pakočiosiu, kad būtų gražesnė forma. Ir viską reikės susipjaustyti 3 cm juostelėmis, kad galėčiau formuoti žagarėlius. Vidui pjaunu. Tada 1 kraštelį reikia perkišti per įpjautą skylutę ir žagarėliai paruošti. Jei jums patinka minkšti žagarėliai, tešlą kočiokite storiau. Jei patinka traškus, tešlą iškočiokite ploniau. Žagarėlius sudėkite į kaitintą aliejų ir kepkite kelias minutės ant vienos pusės, tada ant kitos. Suberkite į dubenį su cukraus pudra, gerai iškratykite ir viskas, jūsų žagarėliai paruošti. Man čia pats skaniausias vaikystės prisiminimas. Skanaus!